May 3, 2017, Wednesday, 2017 metų gegužės 3 trečiadienis, 3 maja 2017 года среда. Going out from our courtyard to Lukiškių street. Išeinant iš mūsų kiemo į Lukiškių gatvę. Washington Square, Vašingtono aikštėje, na площади Вашингтоno. Few minutes later, po kelių minučių, spustя несколько минут, Kaštonų street, Kaštonų gatvė. One minute later, Vienuolio street, Gedimino avenue is ahead. Po minutės, Vienuolio gatvė, priekyje Gedimino prospektas. Спустя минуту, улица Vienuolio, впереди проспект Gediminas. The entrance of the Lithuanian National Drama Theatre, Lietuvos nacionalinio dramos teatro įėjimas. While coming out of National Lithuanian Drama Theatre after the dramatic performance, to be given immediately a task to meet me. Sunku įsivaizduoti, kaip išeinant po spektaklio Lietuvos nacionalinėme dramos teatre staigiai galėjo būti duota užduotis pasitikti mane. Sekundėlė. Wait a minute, sekundų. Jūs kuo čia dirbat, jeigu ne paslaptis? What are you working on here? If it is not a secret, кем вы тут работаете, если не секрет? Not a secret. Then he spoke illegibly. Ne paslaptis, tačiau toliau kalbėjo per tyliai. Не секрет, но далее говорит тихо. Аш Радовичус, а jūs kas? Focus? I am Radovich, and you? Focus. Я Радович, а вы? Focus. Atsakė, kad jisai Focus. O kuo jūs čia dirbat? And what are you working on here? И кем вы тут работаете? I am renting a room here. Nuomojusi kambarį čia. Я снимаю тут помещение. Jūs dailininkas? You likely are a painter? Вы, вероятно, художник? No, нет. And who? А кто? Focus? Focus, it actually was a painter. Focus tai tikrai buvo toks dailininkas. Focus действительно это был такой художник. Не знаю. No, I don't know him. Нет, я не знаю его. Then he spoke something illegibly again. Po to jis šnekėjo vėl kažką per tyliai. Потом он говорил опять что-то слишком тихо. To food shop Maxima. И Maximos пардутуве, kaip vakar. Птовый магазин Maxima, как и вчера. Caring family man came slowly to the food store in the middle of the working day. Rūpestingas šeimos galva, neskubėdamas atėjo į maisto parduotuvę darbo dienos vidury. Tuo pat laiku judai apsirengęs apsaugininkas, matomas kiek kairiau jo, už informacinio kiosko. Juda kairien surengti man pasalą prie išėjimo. Jau perdavėjai? Kas perdavėjai?
Perduok, nepamiršk tik tai. Paliusos jauniškis tave. Jau nepasignalizavai dar? Aš nemoku tavęs pamokyti, aš pats nežinau kaip, bet nepamiršk perduoti. Po 3 valandos aš paprastai einu užvalgyti. Įsidėmėkime apsimestinį ilgaplaukį vaikiną, kuris tuoj išшоks iš ten. Запомним фальшивого длинноволосого бродягу, якобы, который оттуда выбегает сейчас. Going to queue. Few minutes later. Einant į eilę prie kasos. В очередь в кассу. Oh, who is he? That same long-haired actor wants to buy some food once more. Tas pats artistas ilgaplaukis nutarė nusipirkti dar kažko užvalgyti. O galima su tokiu ateiti ne šiandien pavalgyti? Ne, tik tai šiandien galioja. O ne, rimtai? Nes aš žmonas įvešiu, aš mėsos nevalgo, jinai valgo. Aš suprantu, ir įsakymas šiandien galioja, tik tai rytoj jau koncertų nebebus ir kitą savaitę tik tai prasidės ir gaus nauji žmonės. Tai arba šiandien imat, arba ne. Ok, nu tai aš gal sugalvosiu kažką, gaila labai. Ką, bulvyčių valgys? Gerti reikia geros kokios. Философуя, kurią bandelę nusipirkus. Философствует, какую бы булочку ему купить. Na tai galvoju. Aš galvoju, jo, žiūriu. Tai bulvių su salodu. Galim tik tai burgerį ir balaus. Ne, tai gal bulvių duoda prie to burgerio. Nu. Bulvių visą nemokamai papildo. Šiandien lyg jau valgiau šiandien bulvių. Dar reiktų valgyti. Nu tai tu galvo greičiau. Tai gerai. Jau užėmė vietą per tą laiką. Tai gal galima bulvių su salotom? GCR 302. Good afternoon, добрый день. Kuo galime padėti, čia можем помочь. Ага, čia vienas žmogus nori padėti. What a person, kokį žmogų, какого человека? Plikas jisai toksai. Tikriausiai apie mane, наверное, это обо мне. Galbūt apie jūs. Galit prisistatyti? Yes, Yuri, what's a problem? Jūs vakar rūkėt čia už kampo? So what? А что? Aš noriu užsisakyti kelionę pas šitą žmogų ir kad jisai prisistatytų. Galima? What a trip, where? Какое путешествие и куда? Reikėtų prisitinėti tik tai atstovom institucijų, kurie kuruoja turizmo veiklą tam što. Aha, gerai. Nu ką daryti? Apmaudu, nu ką, gerai. Atleiskit už sutrukdymą visų vietų. Tas berniukas ką tik stovėjo ant šaligatvio už mašinų, stebėdamas mobilaus telefono ekranėlį. O kai aš sustojau taip pat, važiuojamoje dalyje nutaikė mobilų telefoną į mane. A, tu čia esi, jo? I translate. You are here? Ага, parodyk, kur tu gyveni. Okay, show me where do you reside. Он отвечает слишком тихо, не слышно. Kas? What? Что? Kodėl tu tai blaškaisi? Why do you want that so much? Почему ты так мечешься? Kodėl tu blaškaisi taip? Berniuk. He replies, because I cannot talk to strangers. Потому что он отвечает, нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Todėl, kad man negalima kalbėtis, atsako jisai su nepažįstamaisiais. Negalima, jo? Really? O sekti nepažįstamus galima? Instead, you can wait for me here. Правда, а следить за мной можно? Atsako, aš jūsų neseku. I don't wait for you. Я не слежу за вами, он отвечает. Ne? Kieno tu užduotį vykdai? Whose task are you fulfilling? Чье задание ты исполняешь? Reiškia, atėjai į gatvę tik tai žaisti, ar ne? Jo? Значит, вышел на улицу только, чтобы играть тут? Toks mažas ir jau toks niekšas. Kur tu gyveni? Такой маленький, а уже такой подлец. Tas, kuris tave pasiuntė, yra nusikaltėlis, kadangi negalima naudoti nepilnamečių vaikų žvalgybiniam darbe. Supranti, ne, kvailelį? Užauksi nusikaltėlis.
Tėvai tavo nusikaltėliai yra. Jasiūnaitė, nesulaukiai manęs, provokatorė Jasiūnaitė. Jasiūnaitė, kodėl tu taip skubi? Jasiūnaitė, kur tu dirbi? Tu universitete dirbi, tu dėstai, Jasiūnaitė. Kodėl pažiūrėjai, Jasiūnaitė? Why did you look? Зачем посмотрела? Apparently, her task is to play fair. Matyt, jos užduotis yra vaidinti išgąstį. Aha, va, jinai stovi, Jasiūnaitė. O kodėl tu manęs čia lauki? Jasiūnaitė, tau policijai moka ar saugume, Jasiūnaitė? Why are you waiting for me here? Зачем ты ждешь меня тут? Jasiūnaitė, kokios tavo pareigos universitete, Jasiūnaitė, tu dėstytoja, Jasiūnaitė, kokią discipliną tu dėstai, Jasiūnaitė, kodėl tu taip skubi? Jasiūnaitė, tu jau namo grįžti, taip? Tu tiesiai, Jasiūnaitė, tu norėjai namo eiti, o dabar tu kur eisi? Viskas gerai, bet dabar jau taip, labai daug emocijų. Dabar nurinkti, dar kartelį, kas atsirado? Ką mes kiekvieną sekmadienį švenčiam? Duoda pagarbą jam. Ne. Kaip vadinasi tas dalykas? Dievas vyksta stebuklų. Jis atgieda, pasakytai. Taip, bet kaip vadinasi tas visas reikalas, ką mes švenčiam? Nu, kas nori pagirimo? Aš noriu pagirimo. Atsakyti klausimas. Gerai, Robertai, bandyk. Aš žinau, prisikėlimas. Aš žinau, kas atsirado. Stebuklas. Taip, bet kaip vadinasi tas stebuklas? Ne. Atspėjau. Ne. Ach, jūs pasakėt tai. Vaikai. Jau kad atsirado vagystė, jūs atravot mane. Majestic barrack style St. Jacob and St. Philip Church was erected in 1727. Didinga barokinė Švento Jokūbo ir Švento Pilypo bažnyčia buvo baigta statyti 1727 metais. Величественный в стиле барокко костел святых апостолов Якова и Филиппа был воздвигнут в 1727 году. My head is being raised right now, remember it. Tai šiandien suprantam, kad čia aš neišspręsiu problemų, bet Dievas gali išspręsti. Jau kad atėjot šiandien, tai yra jau svarbu. Tai yra stipru. Patarimas, jeigu bus sunku, nebijoti nueiti pas psichologą. Tikrai nebijoti. Neatsidės gyvenimui. Antras dalykas ateiti. Aišku, dabar išvykas darbu, bet susitarti galima pakviesti asmeniniam pokalbiui su kunigu. Yra vienuolės pas mus, vienuolė kasdien būdė nuo 10 valandos iki vakaro. Su vienuolė galima pasikalbėti. Arba psichologą išnarplioti, kad kitas žmogus, specialistas padėtų. 10 minutes later, going out. 10 minučių vėliau išeinu. Через 10 минут выхожу. Back front of aforementioned Lithuanian Opera Theatre is seen on the right. Pasukus į kairę, dešinėje yra Национальный оперos ir baleto театр užpakalinis фасадас. 1 минутой спустя, после поворота налево, справа виден задний фасад Литовского национального театра оперы и балета. Tu čia jūs neįrašinėkit per daug. Kas čia per aparatas pusės? Ne, jeigu, ne, man tai dėl lampočki gali čia klausyti, bet man labai bloga. Galit kintamus pagelbėti. Ji panaši į aktorę, pensininkę. Jei taip, tuomet daugybė žmonių turėtų ją atpažinti. Tik jie nežino, kad dabar jį stebi teatralus pagal policijos užduotis. Она похожа на актрису на пенсии.
Если так, то множество людей должно ее узнать. Только они не знают, что теперь наблюдают за театралами по заданию полиции. Sveikata savo saugokit. National Cancer Institute, Nacionalinis vėžio institutas, Nacionalinis institut raka. Gerai, luktelkit, prašom, prie kabineto kortelę paimti. Gerai, esu. "20 minutes later", po 20 minučių, 20 minut spustя. Geras jūsų tyrimėlis, tobulas, tai rodo, kad skydliaukė dirba gerai ir gerai dirbančios skydliaukės gydyti nereikia, ne? Sakiau, ten kas tas mazgiukas, mažiukas ten netrukdo, reiks pasižiūrėti po metų, kaip sakiau. Tai va, tai dabar parašysiu atsakymą tiesiog, kad pasirodyt po metų. I need to get anti-cancer injection today. Turiu šiandien gauti antivėžinę injekciją. Должен сегодня получить антираковую инъекцию. Waiting for the trolley, belaukiant troleibuso. I do not pay attention, nekreipiu dėmesio į merginą sėdinčią nugarą į mane. Ši mergina nelauktai atsisukusi klausė, ar čia yra troleibusas numeris 17, nors turėjo per akis laiko susigriebti. Ji tuoj pat pasislinko prie lango, rodydama, kad jai reikėjo nei 17 troleibuso, nei 10, bet būtent šitojo. 20 minutes later, having got out the trolleybus, Žalgirio stadionas. Dear guests, welcome to our city. We're happy that you have chosen Billy's public transport for getting around. We kindly remind you to activate your ticket. For information about the public transport system and journey plan, please visit our website, billystransport.com. O kada bus vasara? Tik tai žiema nebūna, tik tai vasara būna, taip? O kada buvo tas Žalgirio stadionas. Kad nėra stadionas. Stotelė, žaliasis tiltas. Aš nieko nematau. Nu pasitraukčiau. Žalgirio stadionas. O ten tu buvai, aš buvau tenai futbolę žiūrėti. Tetis buvo? O kada jis buvo tas tada stadionas? Nu tai kada? Tai dabar ten visokie namai užstatyti ant stadiono. Ten tuos visus nutrynė, ir bus tenais namai. Kėdės nuėmė. Ir vis, tik tai tie pasiliko šviestuvai. Kai vyks statybos. Ir nieko nebeliks. Ir niekada nebus nieko. O kodėl jau sugriovė aikštė? Kodėl sugriovė aikštę? O kodėl norėjo sugriauti? Aš noriu pažiūrėti. Ar nueiti tenai. Danielio, ateik arčiausiai. Ateik čiastu. Vai greit arčiau. Kam tu toli? Žunuolis, gerai.
O prasidėjo varžybos, čia negalima būti. Eikit, čia negalima būti. Čia ne Hollywoodo filmas, bet tikra realybė. It shows true reality. Pirma, esu visiškai tikras, jog nusikalstami išsigimėliai iš Lietuvos slaptųjų tarnybų sudaro jūsų tarpe nereikšmingą mažumą. Antra, kai kurie gal piktdžiūgauja, matydami, kad mane rusą terrorizuoja. O kai kuriems visą tai gal yra tarsi pramoga, teatras. Dar treti gal atsidūsta, ačiū Dievui, tas siaubas vyksta ne su manimi. Trečia, mano įrašai tik antroje eilėje yra skirti man pačiam. Pirmoje eilėje jie yra skirti jums, jūsų gyvenimui, jūsų šeimoms. Sekantis po manęs galite tapti būtent jūs, nepamirškite. Pagaliau ketvirta, mums visiems pravartu įsisąmoninti visam laikui, jog agentai šalia mūsų yra mūsų likimo ponai, o mes esam jų vergai, tol, kol neatpažinome jų.